Kotryna, kaip stovykla ir kaip varžybos? Stovykla gerai, varžybos irgi gerai, tai išbandėm savo jėgas ant grūvio, tai vertinu gerai. Kaip pati jautiesi po stovyklos? Šiaip sunkiai esam pavargę, tai tikrai padarėm labai sunkų darbą, tai tikrai reikėjo susidoroti su nuovargiu ir spausti tapkį. Danai, minėjai, kad stovykla buvo sunki, kas buvo sunku? Viskas buvo sunku, nežinau, čia trenerio turbūt reiktų klausti, nes mums plaukikam tai visada viskas sunku, o šiaip tai tiesiog daug dirbom, daug plaukiam, tai jaučiam dabar nuovargį, tai reikia pailsėti. Tai Mare Nostrum rezultatų nereikėjo tikėtis didelių? Ne, nereikėjo, plaukiam taip kaip jautėmės, tai treneriai pilos nedavė už rezultatus, tai darėm ką galėjom geriausiai. Tau kažkas atsitiko Barcelonai? Atsitiko, pavogė telefoną, dabar esu be telefono, kaip sakoma, bet jau naujas atkeliauja. Tai nuotaikėlė buvo labai nekokia, bet jau pasiekiau mūsų gimtąją žemę, tai jau dabar gerai jaučiuosi. Treneriai plaukikai sako, kad stovykla buvo sunki. Kas ten buvo sunkaus? Jo, tai gavosi 2 sunkios savaitės ir varžybos išpuolė savaitės vidury, tai papuolėm ant nuovargio piko, dėl to taip ir sunku buvo plaukti per varžybas. O tai kuo sunki ta stovykla? Kas ten buvo daroma? Didelis intensyvumas, tiesiog toks daug salės, daug greičio, daug laktato kaupimo ir taip viskas susidėjo ir sakau, gavosi pikas ant tos trečios savaitės varžybų. Kokie artimiausi elito planai? Dabar šiek tiek pailsėsime apie 2-3 savaitės, nepailsėsime, dirbsime, bet po to važiuosime į kalnus 3 savaitės ir jau į prekempą prieš pasaulio čempionatą. Į kuriuos kalnus važiuojat? Tai Sierra Nevada. Tradiciškai. Dėkui.